Elektrum mobilios programėlės pagalba stebėkite savo elektros energijos suvartojimo ataskaitą pagal valandinius duomenis ir atkreipkite dėmesį į neįprastus elektros energijos vartojimo šuolius. Kas galėjo turėti įtakos padidėjusiam elektros vartojimui tam tikromis valandomis? Galbūt dažnai gaminate maistą elektrinėje orkaitėje? Ekspertų teigimu, orkaitė sunaudoja apie 8,3% visos namuose sunaudojamos elektros energijos. Dažniausiai orkaitėje gaminamas maistas užtrunka ilgesnį laiko tarpą nuo 1–2 valandų. Kepimo orkaitėje laikas sutrumpės, jei naudosite tamsius žemus indus. Stikliniai ir keramikiniai kepimo indai maistą šildo daug efektyviau nei metaliniai gaminiai, todėl tai bus galima dar labiau sumažinti kepimo temperatūrą arba sutrumpinti jo laiką. Esant galimybei, vienu metu orkaitėje gaminkite kelis patiekalus, tai taip pat padės sutaupyti. Elektros energijos suvartojimo ataskaitoje galėsite matyti, kaip energijos vartojimo kreivė sumažės. Beliks tik pasidžiaugti mažesnėmis sąskaitomis už elektros energiją. Daugiau pozityvios energijos su Elektrum.